Tai gerą dieną, vadybininkai. Ką, aš jau grįžęs iš atostogų. Buvau išlėkęs su mocais į Alpes palakstyti, tai bus kontentą biškį papildoma. Dabar įsidėjau kortą, susivedu, pradžias viską susitvarkau ir važiuosiu darbuotis, bet prieš darbus dar varysiu padėti draugeliui. Nu, koks ten padėti valgyti nuveš, nes iš tenai netoli manęs yra Volvo centre, sugeda jam Volvo, o valgyti nieko nepasiėmęs, tai jis man ir padėjęs, tai ir aš jam nuvešiu McDonald'uką, žmogus pavalgys, bus iškart nuotaika geresnė. Tai va, tokios naujienėlės darbų gavau kaip visą laiką, vėl varau pasiimti priekabą į Bodo. Tai Bodo, sakau, varau priekabą pasimti Postnordą, o iš Postnordą į Bodo. Tai reikės ir toj parašyti valdžiai, ar turi ką nors sekmadienį, nes jeigu turi, tada varysi iki vietos Bodo, jeigu neturi, tai jis vėl mėgusi kažkur aplink Fauskį. Tai nesikeičiu, viskas tas pats per tą patį. Jokių naujienų nežinau kol kas. Tai jo, tokie reikaliukai, kaip sakoma. Ai, dėl to kontentą, dėl kelionės, kur buvom su žmona išlėkę, tai blemba, stengiamės filmuoti viską, tai kažkur gavos apie 8 video, bet aišku nemontuoti jie. Tai pradėjau šiandien, vakar jau pradėjau pirmą video montuoti ir žiūriu, kad pabaiga pradingus kažkur. Arba aš neįsisaugojau, arba aš nežinau, kas atsitiko, kur dingo to video pabaiga. Ir antram video irgi tas pats, nėra pabaigos, daugiau ten sekantis, tik tai permečiau greitai. Liktai viskas tvarkojau su pabaiga, su viskom, tai dabar nežinau ką daryti, sakau, gal jūs man patarsit, ar tuos 2 video, kur be pabaigos sujungti vieną ir ten kažką parašyti, ar kaip man daryti. Nes blemba, tai gaunas kalbi ir opa, taip ir nutrunki, tai kažkaip blemba, nežinau, o ten prifilmuota yra kažkur apie 5 valandas, na, aišku, iš tų 5 valandų ten išsikarpys normaliai. Bet kažkaip dėl tų 2 video man biškį gaila būtų išmesti tiek medžiagos. O mano kolega kitas stovė irgi jau štorkės atsitraukęs, masėti, varys dirbti. Nesvarbu, nušaukų numinties. Tai aš nežinau ką daryti dėl tų 2 video. Nu, nes tokia paliava gaunas. Parašykit komentaruose jūs. Ar kelt kaip yra, ar tuos 2 sujungti vieną ir tada ten video gali parašyti, kad sorry, dinga medžiaga, pabaigos nėra ir atsiprašau ir arrivederci. Nes biškį buvau baisiai susinervinęs, nesakau rimtai, taip stengiamės ten, aišku, video gavos kaip gavos, bet, nu kažkaip nežinau, sakau, nežinau ką daryti, ar iš vis kipinti, ar kelt kaip yra ir nesugalvos. Tai va su savo postringavimais ir čia prie pat buvo McDonald's. Tai varau draugui nupirkti burgerėnsą kokį nors. Kad sotus būtų ir susitvarkęs mašiną galėtų su šypsena važiuoti į Bergeną. Draugužiui maistas tuoj bus pristatytas. Tik reikia jį surasti. Bet čia jis netoli, šiek tiek čia man iki jų. Ok, tu blecha, ne čia užsukau. Eik tu. Nu žioplys tikras. Žodžiu, reikia apsisukti kažkur ir ne į tą žiedą, per anksto užsukau vieną žiedą. Nu, pirmą dieną nėra ko norėti. Blūdijų. Nu, stojasi nuo tempo. Priekabikė. Kaži bus labai patenkintas, kad nereikės jam alkanam važiuoti, o nebus labai patenkintas.
Pauliukai, valgyt. A, jau filmuoju storiuką darys mūsų. Gerai, einu su jo papėsėti. Draugas sotus laimingas, pašnekėta, papėsėta. Ir ką baigia atvaryti į Postnordą. Blemba, reikia užsidėti liemenę. Nes neaišku, kuri pamaina dirba, tai gali neįleisti. Bet dėl šventos ramybės reikia užsimesti. Nu kur čia dabar kas? Ai, dabar sėdėsi bili kaip. Matys, kad turiu ir šlagbaumus atsidarys, nereikės ten man su jais nešnekėti, važiuosi per tą atskirą, kur nėra apsaugos. Dedame šeimus ant langą ir varom ieškoti. Labas, net nežiūri, sėdinė ta pamaina. Gerai, priekabos numeris yra VOD 75A. Jau šitą kažkada esu turėjęs. Bet kažkaip turiu nuojautą, kad jinai gali būti nepakrauta. Bet jeigu ir nepakrauta, niekad tokią laiką turim. O jeigu pakrauta, tai dar geriau prisikabina ir lėkia tiesiai kavikės pasiimt. Na, aišku, dar reikės prisikabinus prisiduoti, prisifotkit. Nu, ką čia tam kampe turim? DTK 1 matau. VOD. Ir kaip visą laiką baisiai iškelta priekabos padaškos, taigi reikia eiti nusileisti, kad nenubraukti tepaliuko. Gerai, kabinuosi ir kažką darom. Priekabėlė prikabinta, viskas nusiųsta. Dabar liko susirašyti. Popierius ir trauksiu į Bodo. Kiek tų valandų? Per 15 minučių susisukau, nes priekaba buvo labai arti, dešinė pusė privaryta prie kitos priekabos ir turėjau išsikelt fūros galą, kad galėčiau su nuleistom kojom išsitraukti aš biškį ją, nes nein prie įlyst ten tiesiog į tą tarpą, tai kad kojas atgal susukti. Nu, ką mes čia turim iki to Bodo? Štuka 200, kaip visą laiką, man atrodo, ne? Bodo, avarinė nebereikia. Žiūrim, ką rodo. Jo, 199. Susispaudaliuojam visas knopkės ir varom. Čia praeitas sykį, paskutinį sykį, kai buvau, tai nefilmavau aš jum čionais. Tai irgi keista tą pamainą tų apsauginių buvo, tai pirmą sykį gyvenime liepė jum šaldytuvą, kitaip neišleido. Tipo +15 ir viskas. O ką čia man dabar parašė vadyba, kad +15 ar neparašė. Loaded trailer, did not open doors. Nieko apie temperatūrą nerašė, tai jau čia aš išvažiuoju iš čia. Sustoju pasiimt kavos ir viskas, ir išjungsiu tą šaldytuvą, kai čia nebirktų. Da mačiau, saliarkas ne per daugiausiai yra, bet saliarkas jau išsipilsiu į šaldytuvą, jaučiu, kaip važiuosiu. Jau kaip bus į šiaurę ten kažkur prie Bodo.
Na žiūrim šį kartą, rašysis jie ten tas priekabus numerius, ar žiūrės tą šaldytuvą, ar pakels man šlagbaumą ir viskas. Nekel kol kas. Galimai gal žiūrės. Biškį pataisykim jiem, kad matytų. Tai mato. Bet akis įsteibė žiūrė šaldytuvus įjungtas. Na žiūrėk. Popierių jokių nebuvo šį kartą, ant galą prikabinta jokios papkės, tai reiškia bus priekaba užplimbuota ir važiuosi be popierių. Ir rūsas, matau, neveikia kairės pusės. Tai va toks apdeitėlis, varau, kavikės. Blemba, kavos buvau palikęs 2 savaitės, tai biškį paduks prirūgęs. Visą laimę, kad čia yra verdančio vandens toj degalinį, tai reikės išvyrinti. Tai kavos iššovus įvyko teleportas, atvariau jau čia už Tronheimą į Langštainą. Mano parkingėlis Stjordalė buvo pilnas kebabinių, pilna atostogautojų, tai nepavyko tenai sustoti, bet žinojau, kad čia yra tas parkingas, tik tiek, kad tulika nėra. Bet neprireikė. Tai dabar varau, suvalysiu dantis ir reiks dėti per krumplį ir važiuoti. Šiandien planas toks, kad reik būtinai nusipirkti dujų kažkur sustoti. Turiu jau maždaug nusimatęs, kur galimai aš jų rasiu. Ir davažiuoti iki Fauskės. O vaizdai čia tokie. Vandeniukas viską. Mano priekabikė tvarkingai rieda, biškį oro tik tai kažkur leidžia. Bet suvažinėsiu. Čia va, nežinau, matas, to čia va. Yra buvus geležinkelio stotėse, kai dirbau termotranzite. Čia būdavo kartais, kad reikdavo miegoti tam name. Nes kas atvažiuodavo iš Oslo į Tronheimą, išsikraudavo, atvažiuodavo iki čia, pasikeisdavo vairuotojai ir kiti važiuodavo jau į Riorviką ar tada kur nors kraut žuvį. Tai va toks lengvas apdeitėlis, būdinas ir važiuojam dirbti šiandien. Tai pusė darbo šiandien jau padaryta, dujų nupirkta ir 4,5 atvairuota, iki Bodo liko 3,70, tai stosiu Fauskėj ir bus tokia trumpa dienikė šiandien. Radau padangoj metalą kažkokį lindusi, tai kai sustosiu Fauskėj gal bus padanga ne ant apačios, ant viršaus tas metalas, tai parodysiu, kas per velnės ten įlindo, tai paskambinau šefui. Sako, vis pastebėk tą padangą, jeigu oras neleidžia, tai grįši į Oslą, sutvarkysim, nes toliau Osle pigiau. Tai va. Kas dar mane labai džiugina, tai oras. Turim 16 laipsnių, biškį lainuoti man grįžus iš kelionės iš Italijos, tai čia kosmosas. Miegot gerai, ne karšta, nieka, žiauriai faina. Nepasilgau karščio to. Nes, vargin baisi, nes Italijai turėjom 3-7 laipsnius ir taip visą savaitę. Žodžiu, ką pasibaigiu pauzykę ir gazą į Fauskę. Tai atlėkiau jau iki Moiranos, pasiimt kavos, kad teleportuotis į Fauskę, nes kažko antrą pamainą man nebelabai važiuoja kažko. Šiandien lyg ir išsimiegoju neblogai, bet kažko akelės nori merktis. Nebedaug liko iki Fauskės, kiek čia 107 gal kyla, taip grubiai, tiksliai neatsimenu dabar. Tai va čia po dešinė švieslentė rašo, kad kelias man uždarytas.
kažkokio tilto atraminė siena pažeista. Tai gausiu apvažinėti. Kas čia aš užteksiu? Užteksiu laiką, ar man kažkai miegoti jauti gal? Gal kažkur reikės anksčiau stot prieš Fauskę. Nes jeigu aš važiuosiu tenais, tais Pempynais, tai nežinau, ar ten parkingas koks yra. Na, aišku, kišenikių tai bus tikrai. Bet kiek esu ten važiavęs, tenai toks kelias įdomus. Vasarą, aišku, vasarą viskas ten okei, bet žiemą ten gali būti iššūkių. O koks skirtumas, nuvažiuosiu, kol davažiuosiu, sugalvosiu, ką daryti. Tai kol kūrą pilos, parodysiu, kokį štyrį aš ten tą pasigavęs į padangą. Į tinginuko. O, netgi čia protektorių prikėlęs ir ten įlindęs jisai baisiai giliai. Visa laimė, kad neleidžia orą, bet iš to metalo nusidėvėjimą jau matas, kad jis tenai ne pirmą dieną kaip įlindęs. Iš pradžių kažkaip einu dujų slėgis kažkotais, ausis užgulė. Iš pradžio einu, sakau, dujų nusipirkęs, galvoju, akmenuks įlindęs, sakau, pasimsiu atvarkę. Išsikrapštysi, bet pasižiūrėjau, kad nė velnė, ne akmenukas. Tai ir netrauksiu aš į lauk, kol nepradės leisti arba kol negrįšiu į Oslą, kad pakeis gal tą padangą man. Nes sakė, Osle pigiau tipo negu čia šiaurį. Tai vat jau ženklai buvo tipo, kad dėl to remontą kelia, ten kažkokia konstrukcija pažeista. Tipo fūrum į dešinę per Švediją, bet man į Bodo reikia, aš ten galiu kampais ir nuvažiuoti. Nušovė jau man pistoletą, tai varau piltis. Pasimatysim, jaučiu, kai sustosiu. Mažiukai dar visi. Nu, eikit to, bėg. Da priekį bandą matau. Gūlė ant kelio savo šiltai ir pajebam jam. O, 2. Nesitrauki. Reikia atspirti užpakalį. Pabėgu. Oi, padykė. Iš galo mašina dar stovi. Nieko.
važiuojam toliau. Nu čia jų nemažai ant to kelio makaluojas. Kaip juos paskui surenka tie ūkininkai, iš kur jie žino, kur jie yra visi. Nes čia kas 500 metrų po būrelį vis stovi. Nu va ir šiandien darbai baigti. Kamaziukus mano stovi ten. Čia stovi lietuvaičiai su kemperiu. Tokie vaizdai. Čia kažkokie betonai sugriuvę. Kažkokias juostas linijas padarytas. Šiaip gal būtų įdomu visai užlipti, bet kai čia viskas taip subirėja, pasitikėjimą nekelia. Ten dar kažkoks paplūdimėlis apleistas yra. Kažkokių namukų kažkada. Kažkada čia kažkas vyko. Laukia +10, bet tai kažkaip įsimaudyti visai norėčiau. Tai ką, jau čia varau vakarieniauti ir viskas miegelio išsvajota. Pasigrožėda vaizdais, nes čia kažkaip čionais aš vienas iki gal tik esu važiavęs, bet čionais sustojęs tai pirmas iki. Arba daeisi gal tų namukų apsižiūrėti. Na, nežinau. Ką veiksi, nežinau, bet greičiausiai eisim liulės. Tai turim naują dieną. Atvariau išsikrauti. Tik nejungi kameras ir opa, rampos tuščios. Tik tai kamerą įjungi, atvažiavęs pilną mašiną. Tai buvo kolega mano vienas, kaip tik nuvažinėja nuo rampos. Paskambina kitas, sako, pasakyk jiem, kad aš atvažiuosiu tik tai po 12:20. Tai žodžiu viskas pašnekėta. Man ką tik atsidarė durys, tai laukiu, kol iškraus ir kaip nekeista, vėl gavau iš čionais reisą sekmadienį. Ir vėl varysiu į Bodo, tai kaip matėt, kiek čia video atgal. 3 gal. Nu, žodžiu, praeitos kadencijos pirmas reisas buvo identiškas kaip ir šitas, tai gal kažką parodysiu. Žodžiu, einu pietauti, kažką pasidaryti pietų ir lauk, kol iškraus. Nepraėjo ir 3 valandos 42 minutės ir aš tuščias. Kažko paskutinį kartą prieš tai ir šį kartą baisiai ilgai jie čia iškraudiniai, bet dabar jau buvau nuėjęs pasižiūrėti, kame reikalas, tai jie grinai išsitrauk paletę ir kol jos neišrušiuoji, tol neimu kitos. Tai dabar ką, varau į Herojų, iki Herojaus apie 308 kilo. Paskutinis keltas apie 9:30 gal yra ir vėlesnis, nežinau, tai reikia biškį paskubėti, nes 6 valandas vairavimą. Dar čia tais pempynais važiuoti, kur uždarytas kelias. Tai dar biškį dar sėdės, o dabar yra pusė 4 beveik, taip, pusė 4, pusė 10 kažkur tais vien vairuotojų dar pauzė. Nu gal spėsiu, turėčiau spėti, aš manau. Jei nespėsiu, tai būsiu nespėjęs, o dabar varau kavos, kad va tai va, opa ir įvyktų teleportas ir būčiau jau Herojui. Čia žmonės neapsisprendžia eit per perėją, neit, nu į neikit. Gerai, lėkiu. Tai sustojau vandenuko prisipilt į bambalėlį. Tai kol važiavau čia tuose apvažiavimuose, pasigavau kemperę priekabą. Tai įvarė biškį veidrodį. Nedaug, bet įvarė. Nes siauras ten kelias, mažas pasakiukas, aš iš to pasakiukai, į tą pasakiukai važinėta ten kemperis vidurį kelią atvaro. Tai aš per stabdžius, tas į kelkraštį ir užsimetė priekabą. Ir tarkštelėjau.
Tai, ką čia turim, reikia paskambinti, kad durys atsidarytų vandeniui. Nu žodžiu, reikės jūs šefui nuotrauką, kad baba veidrodžio dangteliui. Tai atlėkiau vietą, neskubėdamas, ką čia turi 11:30 nakties, tai eina gultis ir lauksiu info, kada čia rytoj kraus, nes vadyba dar nieko neparašė. Vėl bus kokia 5, bet pakraus 9-10. Tai va tokia ta šiandien paprasta dienelė, pasimatysim rytoj. Man rytoj jum kitam kadre. Gerą dieną! Nauja diena pas mane. Gavau planų, kad gavau laiką, kada kraus, tai vadyba parašė, kad pakrovimas 12 valandą. Tai spėkit, kiek dabar valandų yra. Šiaip, manau, nepatikėsit, ogi 11:30 ir aš jau važiuoju krautis. Ojojoj, kaip gerai. Tai nežinau, ar čia tam herojui yra buvę taip, kad laiko arba anksčiau pradėtų krauti. Kažkaip tais neatsimenu. Bet džiugu, kai būna pirmas kartas. Kol yra pirmų kartą, tada esi jaunas, ne? Tai va, žodžiu, turim 12 laipsnių šilumos. Naktį netgi jungiau Svebastą. Vidury vasaros Svebastą. Ne klimatą jungtis, kad atvesintų, o Svebastą. Tai va, džiugios žinios man, kad kraus anksčiau ir ką, varau parkuotis. Ir lauk, net nespėjau atsišaldyti priekabus, nes atskėliau aš apie 10, žiūriu, kad parašyta, kad 12 pakrovim, sakau, eisiu 11 valandą į ofisą ir atsišaldysiu, nes sakau, vis tiek nekraus, bet labai klydau. Gerai, varau parkuotis ir laukt, kol pakraus žuveliokė. Tai viskas, per valandžikę žuveliokė pakrovė. Dabar varysiu į Gardemoną, į Momį. Turi būti rytoj 5 valandą vakare fiksas, tai mūsėt vėl bus perkrovimas. Kur čia nais važiuoju tą žuvį, tai pasižiūrėti. Nerašai, kur važiuoju. Žodžiu, Anglija arba Europa. Tai iki rytojus 5 valandas aš galiu atbalas nuvažiuoti. Labai gerai, nereikės plėšytis. Ir plius dieną varytai. Labai džiugu, ne tai kaip praeitą sykį. Visą naktį švarvėjusiam akim. Tai va, su tokiais vaizdais varau į Gardermoną. Atlėkiau prie keltą, tai kokie jūsų statymai, kad aš į jį tilpsiu, nes esu 3 eilėj. Ten pilna mašina, fūrų, tai kažkaip turiu nuojautą, kad ne velnio aš į šitą keltą nespėsiu. Nu, matysiu. Būt labai gerai. Ta tiksliau nespėsiu, spėjau, bet abejoju, kad aš į jį tilpsiu. 10% tik duodu. Nu, tai pasirodo, čia yra 2 keltai. Tai nežinau, ar aš šitą tilpsiu ar netilpsiu. Vienas po kairę, kits po dešinę.
Žiūrėsiu, ką čia tie dirigentam parodys. Šitą vienus lygtais atvalas stumsis, jam gal kitoj salikė išlipt. Opa! Pasisekė. Nes jau tikrai galvoju, kad bus Labanakt Enzo. Tik įdomu, tas iš Maskvos iš čia važiuos ar ne, ar kažkur kitur sodins. Gal jis irgi visai nematau, jau lengvikė stata, tai jis gal į aną po dešinį keltą važiuos. Ir atvažiavom. Tai žiauriai pasisekė ir kažko paskutinis momentas jie čia nebetikrino. Bėgu žuvis iš tavi, nebėgu, nes kažkaip užmiršė, nes taip tai būdavo, sakau, pastovi čia problemos. Bet negalim skustis, kol viskas gerai. Tai turim kažkokią avariją. Gaisrinį priekį pilną. Mašiną va matau grevį po dešinę, jeigu matas. Po kairę irgi kažkas blikčiai. Dvi mašinas grevį. Bet ten, ten gal taip stovi. Kas maniukui priekis, biški grotas įlenktas. O čia kas daras? Nesuprasi, kas čia daras. Į užpakalį maniuks įvažiavo musė. Žodžiu, nieko baisaus. Visi gyvi, visi sveiki. Tada ir aš jau iškrovime. Buvį išsikraunu. Planą kaip ir turiu kur toliau, bet jau apie tai jaučiu kitam video. O dabar standartiškai. Video gavas toks, koks gavas. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kas laikinat. Ačiū, kas komentuojat. Ir ypač ačiū tiem, kas prenumeruojat. Pasimatysim už savaitėlės. Viso.